pasikalbėsim su Romu, jisai yra pajūrio ekspertas. Top 5 brangiausi pajūrio projektai. Visoje Kuršių Nerijoje dabar yra... Kiek variantų buvo? 2 variantai iki 100 000. Kainos skirtumas yra tikrai ženklus. Kunigiškės biški gal toks bardakėlis. Vasarą aš stengiuosi neiti, nevažiuoti to pėsčiųjų taku, nes pavojinga gyvybei. Kitaip sakant, jau su 200 000 į Nidą gali įvažiuoti. Kol dar neprasidėjo šis įdomus epizodas, turime vieną nedidelį prašymą jums. Jei manote, kad šiame kanale randate įdomaus turinio, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Na, o jeigu manote, kad šis video bus įdomus, paspauskite mygtuką patinka ir brūkštelkite bent trumpą komentarą. Ačiū Jums už tai. Nu tai ką, vasara baiginėjasi, vasara į pabaigą, orai nekokie šią vasarą mūsų aplankė, bet Romas atvažiavo iš pajūrio, sako, visai geras tas sezonas buvo. Nu jo, pasirodo orai pas jis gal prastesni, rytuose, vakaruos viskas gerai. Bet kaip ten tie Palangos verslininkas, nuo 2000-ųjų jie skundžiasi. Dar nebuvo geras sezonas. Na, žinot, trumpi ir taip tie sezonai, o jeigu dar palyja, dar prastesni, tai jau žinom, ar ne, kas kart jie tik tais blogi ir blogi, bet nėra tai blogai, aš manau. Kaip jie skundžiasi visą laiką. Čia toks jau gal ir anekdotas jau gaunasi, bet... Tai kaip jau turbūt šiandien ir supratot, kalbėsim apie Lietuvos pajūrio kurortus, tai paliesim iš tikrųjų, keliausim taip nuosekliai nuo Šventosios, link Kunigiškių, Palangos ir užbaigsim tą Višnaitę Nidą ir pasikalbėsim su Romu, jisai yra pajūrio ekspertas, atvykęs pas mus ir papasakos, kokios kainos, koks yra pirkėjo paveikslas, nežinau, vienam, kitame mieste ir panašiai. O šiandien norim padėkoti mūsų laidos rėmėjams, tai jau ištikimas mūsų partneris NT portalas, skelbimo portalas realu.lt. Kur yra ir pajūrio skelbimo daug? Jo, jie pardavinėja ir Palangos, ir Šventosios, ir Nidos butus, tai ten gali rasti. Ir Baldai vienas internetinė baldų parduotuvė, kurioje savo pajūrio butus galite apsistatyti gražiais ir ekonomiškais baldais. Tai va, tai nežinau, trumpai gal tada pradėkim bendrai apie bendrą pajūrio kurortų, nežinau, pirkėjo paveikslą, kas šiai dienai vis tiek daug parduoda turto, kas tas yra pirkėjas? Žmonės perka tik savo, ar būna tokių pirkėjų, kurie aš tik nuomai, tarkim, perku ir žiūrėsiu tik į tą investicinę grąžą, nes visi kalba, va, čia gera investicija į pajūrį ir kapitalo prieaugis ir nuomos grąža. Ar iš tikrųjų taip yra? Sakyčiau, nominuoja mišrus tas būdas, ar ne, nes žmogus perka ir savo, ir investicijai, ir panuomot, ar ne, tai arba nusiperka savo, po 2 metų skambina, Romai, padėk išnuomot, ar ne, nes, jau... Jau žinai, pabuvom, atsibuvom. Jo, šiek tiek pasidėvėjo, žinai, čia kaip mašina, prilyginčiau pajūrio būstų rinką automobilio įsigijimai, ar ne, nes tai yra, jau žaisliukas, ar ne, jau žmogus gali sau leisti įsigyti, ar su paskola, ar savo lėšom. Jo, bet kokia atveju čia gaunasi tokia prabangos prekė. Tu turi daiktą, kurį nesinaudoji kiekvieną dieną ir tau, kol tau norisi labai būni pats, o paskui galbūt ir paleidi nuomą. Bet dėl to ir mišliai ir gaunasi, nes viskam tinka, žinai, ir pinigėlį pasidėti, ir pabūti, ir panuomot, ir prabangos prekė. Va, labai mišrus reikalas yra. Draugam pasisakyti, žinai, ten turiu palangoji. Bet to, jeigu tai prie skaičių, tarkim, nuomas, investicinė grąža, kokią gali tikėti žmogus? Imkim tokį kaip pavyzdėlį. Jeigu taip nuomos, jisai sakys, aš širai nuomosiu, pats nedaug gyvensiu, nebent bus laisvė. Jo, tarkim, ten 100 000 butukas, kažkur Kunigiškėse, tokį standartinį istoriją, ar ne? Taip. Jis gali susirinkti tikrai per tuos 3-4 mėnesius aktyvesnio to periodo, vėlgi labai skirtingi skaičiai, 10, 20, 15 tūkstančių, ar ne? Čia per 3-4 mėnesius. Jo, aš kartais imu ir metus, ir 3 mėnesius, nes būna žmonės panuoma ir tuos 3 mėnesius aktyvesnius, paskui paleidžia žymiai pigiau per tą likusį laikotarpį. Nesgi važiuoja žmonės ir žiemą, ir rudenį. Tie skaičiai labai skirtingi, bet ir nuo žmonių priklauso, ar ne? Kažkas pats panuomoja, pabūna dar kažkiek, paskui man sako, Romai, tu žadėjai 15 000 grąžą, aš 10 turiu. Pradedam aiškintis, kodėl, ar ne? Ar pats mokėjai, kai buvai? Jo, netgi pasamdžius... Bet čia turbūt jau toksai bruto tas skaičius, ta prasme, neatmetus ten tų visų... Taip. Tai aš taip grubiai ir pasakau, jo. Jeigu 15 000 iš 3 mėnesius, 5 000 mėnesių, tai padalinus iš 30 ten virš 100 eurų gaunas kiekvieną dieną turi. Natūralu, taip. Nes, žinai, tai ten tos, pavyzdžiui, ten 2 kambariukų, ten 3 kambariukų nuomos kainos jos ir yra, ir skelbimuose matai ten 120, 130.
130-150 eurų, tengi varijuoja, vėlgi, ar, pavyzdžiui, savaitgalis, nes savaitgalis, žinai, jeigu ten koks nors 1000 km lenktynės, tai, žinai, ten aš nežinau, visiškai ten gali išnuomoti. Palapinę gali išnuomoti už 500. Nu, tai, žinai, ir jeigu ten ima, žinai, savaitę ar 2 savaitės, vėlgi galbūt ten gali nuolaidą gauti, jeigu tik tai savaitgalį mažesnės kainos. O pat, pavyzdžiui, paminėjai apie tą kapitalo, tarkim, prieaugį, nu, išsprogo po COVID, ir tos kainos ir viskas, ir tikrai ženkliai, pabrango kelis metus iš eilės. Kaip dabar tas aktyvumas vis dar, kaip sakyt, aktyvu, tos kainos, kaip sakyt, vis dar kyla, ar jau šiek tiek nusistovėjo? Ar jau išsikvėpė Palanga? Imkim periodą vėl dabar atsispirkim nuo, tarkim, kuomet Trumpas pasikalbėjo su Zelenskiu, Baltuosius rūmus, kovas berods, ar ne, buvo sustoję mėnesiai, vėlgi lygiai greičiai atėjo svarstymai dėl nekilnojamo turto mokesčio, ar ne? Plius dar toks, nei žiema, nei pavasaris, vėl įtakoja žmonės tokie būna neaktyvus, tai tuos 3 sudėjus dalykus tikrai buvo labai ramu. Štilis. Jo, nuo gegužės pajudėjo ir, sakyčiau, prieauglis vis tiek eina. Teisingų, gerų daiktų, reikia tą paminėti. Prieauglis eina, ar ne, po kelis procentus drąsiai tenais. Blogi daiktai, nenori numuštų po kitiem gal vystytojam ar savininkam, neteisingai, ar ne, paruoštas produktas. Jo. Tai jie tikrai atpigo, gal to nesimato, bet tikrai gali ateit gauti nuolaidą. O kas... Tu, Romai, nori pasakyti, kad tai, kai buvo čia COVID laikotarpiu, kad pirko viską, bilia kokį turtą, tai buvo lengva parduoti bet ką, tai dabar jau žmonės darosi išrankesni pajūrio visiems statiniam. Teisingai supratau. Išrankumas dar prisidėjo, nes su metais tikrai lietuviai tampa, gal čia ir kaip čia suprasti, įnoringesni, gal nori kokybės. Jau mes truputėlį augam, ar ne, jau norim visko geriau, mandriau, kaip žemaičiai sakytų, tai tikrai tas atsiranda. Tai... O va šitą, mes savaitgalį Palangoje ilsėjomės ir kažkaip vakare praėjom pro kelis projektus, tiesiog tai pasivaikščiodami, tai vieną įėjom truputėlį. Sliukina brokeris žiūrinėja. Į kitą nuėjom. Iš šiaip pasižiūrė... Jau daraisi kitą projektą, ne? Tiesiog tai žingsnis rinkom su žmona. Tai pasižiūrė, vėlgi, va, tose projektuose, nu ką, matai, tarkim, dabar daug kur, baseinai, pavyzdžiui, yra šildomi, tos bendros erdvės, nu jos tikrai, gražiai sutvarkytos ir, pavyzdžiui, ten su kokiu Vilnium, nepalyginsi, kas pastato dėžę, žinai, ten supinę vaikam ir ten užteks, ir ten vartelius, žinai. O Palangoje, va, tikrai atrodo, kad išdirba tas bendrasis erdvės. Nu, tai čia yra polisinis turtas, tai vis tiek žmonės daug laiko leis laukia. Tai tas yra svarbu turėti gražią aplinką. Vilniui tu dirbi, grįžti namo, ten namai ir nekreipi tiek daug dėmesio. Tai gal, žinai, pagrindinis klausimas, kas, žinai, tose projektuose, kas dabar yra toksai must have projektuojant ir darant ir paleidžiant, tarkim, naują projektą ir kas yra, tarkim, tas nelikvidas, ko taip jau žmonės nelabai nori pirkti. Jo, tas must tai tikrai turi būti baseinas bent jau kažkoks, jeigu didesnis projektas, jau net kalbėkim net ir 20 vienetų, ar ne? Bet čia turbūt daugiau kunigiškių, monciškių čia ta mada yra. Šventoje nepadarysi. Jo, vietos turi būti, arba gali ant stogo padaryti. Bet šiaip, kad nepamiršt minties, didžiosios miestos tikrai atsiranda arba atsiras, aš manau, greitų laikų irgi tokių erdvių. Aš kalbu gal priemiesčio variantus, nes to reikia. Ispanijoje taigi visi visur turi. Ar jie gyvena, ar polisiauja. Tai pas mus kodėl irgi to, ko neturėt. Jeigu mes neturėjom net Palangoje tų baseinų, ar ne? Tai irgi atrodė kažkaip. Tai tikrai šitas būtina, jeigu yra ir pirtelė, yra ir džakuzis, kažkokia įdomesnė veikla vaikams, nebūtinai... Bendros kažkokios zonos, ar ne? Nebūtinai supinės, bet jau kažką ir mandriau, ar ne, padaryti, muzikytė, ar ne, kavinė, parduotuvėlė kažkokia. Kad būtų patogu. Tai tada yra, tikrai projektas einamas. Aišku, būtinai turi būti jis ir teisingai sukurptas, teisingi plotai, ar ne, nedideli plotai, bet daug mėgomukų. Jo, jeigu tu pridarysi daug žaidimo aikštelių ir padarysi visus po 20 kvadratų, tai turbūt ne visai tam klientui. Jo, o kas liečia, ar ne, tuos prastesnius projektus, arba kas pridaro... Kas yra nelikvidas, gal taip? Plotas turbūt didesni plotai ir neteisingai... Nuo kiek tas plotas jau yra nelikvidus? Jis gal, sakykime, tarp šiam 8 dar nėra nelikvidas ir tas 8-9 nėra nelikvidas, bet tam tikroj teritorijoje, ar ne, tas 8 kvadratų gali išvirsti, tikrai blogąją pusę statytojui
nes žmonės ką nori. Pigiai, skaniai daug, ar ne? Reiškia, 3 kambariai gali būti kiam kvadratų, iš jų 2 miegamieji, ar ne? Bet jeigu pastato 8 kvadratų ir vis tiek 2 miegamieji, na, įsivaizduokim, kokia konkurencija. Funkcionalumas kaina dvigubai didesnė. Suminė kaina žymiai didesnė. Visiškai viskas yra pasikeitę. Ir čia turbūt nuo teritorijos priklauso. Jeigu tu ten Kunigiškėse pastatysi po 100 kvadratų, tai ten konkurentai tave suvalgys pusryčiams. Jau geriau man neskambinkit. Ja. Net aš nepadėsiu. Bet jeigu Palangoje pastatysi. Jeigu Palangoje, Jo, Ta, Palangoje šiaip yra Kastyčiai. didelis trūkumas. Visi vystytojai sukluskit. Ir galit man paskambinti. Yra didelis trūkumas gyvenamo tikro būsto pačioj Palangoje. Apie Palangą aš kalbu ten įvažiavus pro pirmą žieduką į dešinę, ten rytų kvartalas arba į kairę Vilimiškės. Ten trūksta tokių daiktų. Tikrai 100 kvadratų pastatytum, mes galim iš Brėžinių pardavinėti drąsiai. Kunigiškėse ne. Arba kaina, aišku. Daug už 5 kvadratinių metrų kainą parduosi, bet ką. Bet Palangoje važiuojant po kairę yragi tenai už autobusų stoties, ten tas visas kvartalas. Jo, bet aš net anksčiau kalbu, pirmas žiedukas įvažiavęs. Tai pirmas žiedukas. Dar Vilimiškės, kur čia viskas. Vilimiškės visos. Tengi dar vietos yra daug. Vietos yra, bet, vat kažkodėl Bet trūksta. jūra toli. Kas taip? Jūra toli. Nežinau. Vilniečiam viskas ten arti, nes ten 2-3 kilometrai kažkur, aš sakyčiau, jūsgi, oi, čia Vilniui. Aš mašiną pasistačiau jau 500 metrų. Man pačiai irgi atrodo, tarkim, ta Palangos dalis, žinai, kur ten Maxima, žinai, yra, kur Circle K. Ne, reikia centro toliai. Mes kai atvažiuojam 300 km, tai tada jau norim, kad būtų visiškai šalia. Nueinama distancija atrodo nuo... Na taip. Jūs norėtumėt parkavimą paplūdimį jau pačiam asmenį. Nebūtinai parkavimą, bet jau tų apartamentų, tai kur. Kad automobilį galėtum pastatyti ir savaitgalį pamiršti. Suprantu jūs. Bet ne, tai pas mus tikrai visur, kaip aš jokios, Palangoje važiuoti yra 5 minutės visur automobilį. Taip. Tai čia nėra bėdos, tai tikrai kartais gal ir apsimoka nusipirkti 2 kilometrus nuo jūros, ar ne, ir pavažiuoti dviračiu galų gale. Žinai, čia vėlgi iš vaikystės prisiminimų visi kažkur atostogavom, žinai, ir aš prisimenu, mes Vaineikio gatvėje, ten tokiuose namukuose šitą atostogaudavom, tai irgi gabalas atrodo nueit būdavo, bet kažkaip... Aš atsimenu iš Virbeliškį, to mažom kojytėm iki jūros, kaip toli atrodydavo, Vaineini per visą Palangą. Taip. Tai dėl to turbūt paskui ir visi ir suprantam, kur pabuvę, ten ir grįžtam greičiausiai ir įsigyti, ar ne, to būsto. Arba kaip tik nori tada jau kuo arčiau, kad vaikam nereiktų taip toliai. Ja. Ir iš tikrųjų, ir apžvelgsim, kaip sakyt, truputėlį tos visus pajūrio miestelius, ten ir Nida, ir Palanga, ten ir Šventąją. Ir turbūt, aišku, yra ir piniginės klausimas, bet turbūt ir sentimentų, ir vaikystės, tas klausimas, kur ten tėvai veždavosi. Tai man toks visą laiką mus veždavosi ten į Palangą, man Nida atrodydavo visą laiką toks svetimas, po to jau tik tai, nežinau, gal jau po studijų kažkaip irgi atradom Nidą, kad čia irgi faina, bet toks niekada nevažiuodavom. Kažkas į Šventąją važiuodavo, žinai, ir... Tai gal ir pakeliaukim, pradėkim, nežinau, nuo tų miestelių, gal nuo Šventosios pradedam, vis tiek tai yra turbūt toksai kainos prasme startinė kaina ir klausimas pirmas turbūt, ar tas investicinis patrauklumas į tą Šventąją grįžta, ar jisai visada buvo, nes visada Šventoji buvo, tokiam, kaip sakyt, pavėsyje, Palangos šešėlyje. Nes daugam, žinai, pasako Šventoji, tai su kuo asocijuosi? Paršelio rojus. Paršelio rojus. Tai medinukai, namukai. Kur tualeto nėra? Jo, mano uošė nebuvo, kažkada čia Šventoji ėjo, žinai, link jūros ir tie medinukai, žinai, stovi. Sako, aš čia buvau prieš 40 metų orientacinio sporto stovykloj. Sako, vis dar tos pačios užuolaidos kabo. Bet kokioj vietoj tie medinukai? Bet kokia investicinė grąža, matai, 30 metų tas pats turtas dirba. Kokia investicija? Čia gal auksas užkastas Šventoji? Šiaip mintis, jo, tikrai yra klodų netrastų ir šiaip Šventoji, kad ir, taip, gal yra tokia podukra Palangos ar ne, nuskriausta, bet dabar... Tikrai labai sparčiai kyla į viršų, infrastruktūra yra gerinama, kad ir pavėluotai, ar ne, geriau vėliau negu niekada. Aišku, aš gal, nežinau, šiek tiek galiu būti subjektyvus šito miestelio atžvilgiu, ten gyvena mano žmonos bočiai. Jo, tai... Gal jie nežiūrės, galėjau sakyti, ką nori. Žinau, nes jos nuorodas jau visi matyti bočiai. Bet jeigu taip, būkim bėdini teisingi, pasakyti teisybę, jo, Šventoji, jinai... tikrai atsilieka įvairiais parametrais, ar ne? Tikrai ir kainos ten priimtinesnės, bet vėlgi, jeigu šiai dienai imti, sakykime, ten statyti, kažką vystyti projektą,
žemė gal kažkiek pigiau, betgi statybos. Tas pats, taip. Tie patys darbuotojai. Ir finale žiūrėk, gaunasi, kad tada vis tiek gal geriau kažkur Palangoj, Kunigiškėse, ar ne? Nes pirkėjų Šventoji, vadinkim, 5%, 10%. Visi kitigi išsibarsto ten, Kunigiškės. Betgi jūra ta pati, ta prasme, kas numuša tą kainą? Aplinka, ką jūs ir pavardinote. Kontingentas. Aš gal truputėlį Šventą irgi tokiai 2 dalis padalinčiau, nes yra ta Šventosios pusė, kur arčiau Palangos, kur ten Elija, tie visi nauji kompleksai, kur tas projektas vartai. Jo. Iki žiedo turėjome, ne? Jo. Ir paskui jau ten, kur Bežionių tiltas, kur tie tavo paminėti mediniai namukai, ta prasme, ir ana pusė. Truputėlį netgi mažytė Šventoji irgi 2 dalis pasidalinus. Pritariu visiškai, kaip ir Palangoj turim, ar ne, prie parko brangiausia, kažkas sakys gal tada Kunigiškės prastos, ar ten Vanagupė jau per toli nuo miesto, ar ne, tai labai geras pastebėjimas. Nes jūra, tai va, kaip Ignas ir sako, jūra tai ta pati realiai. Tai, bet paplūdimiai Šventoji daug didesnė. Taip, paplūdimiai Šventosios šiaip iš principo yra tikrai ir platus. Kopas, ir kopose daug. Tai gink dievė, aš tada tikrai nepeikiu, bet jeigu taip žiūrėt... Bet tikrai daug pigesnė alternatyva, negu žiūrint, kad atstumu, jeigu šiaip pajūri, mes Vilniečiai, turbūt ir Kauniečiai, ten Šiauliečiai ir taip toliau, matuojam atstumu nuo jūros viską, tai turbūt Šventoji yra ta vieta, kur jūra labai arti ir kainos palyginus su Palanga, tai turbūt 2-3 kartus mažesnė. Ilgalaikiuose savivaldybės planuose ir yra mintis, kad Šventoji su Palanga, jie ten turi ir dviračių takų ten Tai sujungtas. Jo, matas, kad nevažinėjai rimčiau. Ten rimčiau, tas ne to Ošupio takų, tik tai ten rimtesnis, ten ir pėsčiųjų. Tad nes jau apkrova, pavyzdžiui, vasarą aš stengiuosi neiti, nevažiuoti pėsčiųjų takų, nes pavojinga gyvybei. Taip, ten su tais motocikliukais elektriniais. Jeigu mažai ir pats gali kažką partrenkti, jeigu ten su kokiu paspirtuku greit norėtum iki kliento nulėkti ar ne, pavasarį, rudenį, wow. O žiemą labai daug vaikštančių tais takais. Tai va, bet vis tik netoks kiekis. Jo, tai va, ta arterija, kuris sujungs ar ne per Palangą, Kunigiškės, Monsiškės, Šventąją, tai bus ir automobilių, galim pasiekti dviračiais, pėsčiom, tai tikrai labai pagerins. Alternatyva, atsiras paralelinis toksai kelias. Labai gerai, labai geras pastebėjimas, kolegai. Jo, tai va. O pati Šventoji, vis tiek ten turbūt esi pardavinėjęs, kas yra per pirkėjas Šventosios, ar tas kainos ieškotojas, kad man svarbu gera kaina, ar tas, kuris, nežinau, nori kaip tik truputį būti nuo šaliau, nuo to visų balangos. Ar nostalgijos vedamas. Čia viską, ką paminėjot, kolegos, tai visų pirma, nostalgijos vedamas, pagrindinis kriterijus, kaip ir visur Palangoj, ką yra. Yra tokių žmonių, kurie sako, man Šventoji geriausia. Taip, jis ten važiavo, vaikas būdamas. Okay. Tai papasakosiu iš kitos pusės, kadangi mes turim Šventoji. Okay. Drąsiai galiu. Tuomet, sakykim, kaina, aišku, kaina įtakoja, visus mus įtakoja kaina, ar ne? Tikrai būna žmonės, aš čia nenorėsiu ir finale vis tiek nusipirka kažkur kitur, Šventoji, ten dar kažkur ir ne ten, kur norėjo. Ir kas paskutinis buvo, mes kalbėjom. Bet nėra drastiškas tas metas kainos. Ramybė, va, tikrai, nori ramybės, aš irgi šiek tiek esu pagyvenęs, kaip ir privalu, aš visos kurortus esu pagyvenęs nuo Nidos iki Papės Latvijoje, ar ne, kas taip liečia arčiausiai, tai jo, ten ramybė, tikrai. Pritariu. Bet kalbant apie kainas, tarkim, tą pačią Eliją paim kokį nors ten, nežinau, 2 kambarių butą ir taip panašaus kalibro butuką Palangoj, ten kokio, nežinau, 2 linijoje, žinai, nuo jūros. Kiek ten tos kainos, tas kvadratos skiriasi? Aš dar kolegijai noriu taip irgi pasakyti, kadangi Elija, jinai anksčiau statyta, ten dominuoja didesni plotai. Tai, pavyzdžiui, 2 kambariai, jeigu ten 55, 60, nedaug dar jo, tiek kvadratų, kas patampa, 1 miegamukas, ar ne? O dabar ta naujoji statyba, ne, šitam plote mes turim 3 miegamus. Taip. Dabar kas statom. Tai, žinai, vėl dabar lyginti. 40 kvadratų jau 2 miegamieji. Jo, jau tada gaunasi jau biški sunku ir palyginti, žinai, bet jeigu ten atitinkamą projektą paimtum Palangoj, tai jo, tos kainos gali būti panašios, nes šiaip čia yra Šventosios jau, geriausia vieta, ar ne, Elija, ar ne, apie Eliją šitas visas kvartalas. Tai, o tu klausi, kas yra tas pirkėjas? Patricija yra ta pirkėja. Mūsų burbulas, tikrai mes ten ne viena šeima turim butus, tai tie, apibūdinčiau taip, tie, kurie ieškojo jūros, aš Šventoji iš vis vaikystėje turbūt neatsimenu, kad būčiau buvus, mes labiau Palangoj būdavom, tai būtent tiem, kuriem reikia arti jūros ir su vaikais, kad būtų labai patogu, aišku, jeigu galėtumėm nusipirkti Palangoj, ten kokioj meilės alėjai, tai turbūt pirktumėm Palangoj, bet vėlgi kainos skirtumas yra tikrai ženklus. Ir tie, kuriem reikia ramybės lygiai taip pat, nes Palangoj tikrai didžiulis šurmulys, Šventojoje arčiau centriuko irgi daug,
O šitą vietą tokia atrodo optimali, kad ir ramu, ir kainos, ir jūra visai šalia. Bet apie Ir vėlgi kainas, visa infrastruktūra, parduotuvės. apie kainas grįžtant, Pauliaus, tą klausimą, manau, iki galo gal neatsakėjai. Labai nereikia tikrai tiksliai, procentaliai, kiek tu pats jauti, tarkim, Palanga ir Šventoji, arba Kunigiškės ir Šventoji. Kiek Šventoji yra pigesnis turtas? Jeigu Kunigiškės su Šventoji lygint, nėra tokio didelės atskirties, vėlgi Kunigiškės. Kelių procentų. Irgi galim dalinti, žinai, į kelias... Gerą ir... Į kelias zonas, ten irgi netgi 1, 2, 3, tai vėl, žinai, tas su tom, bet jeigu taip bendrai paėmus viską sumakalavus į metus, tai skirtumas gal būtų vis tiek Kunigiškėse brangiau ten 15-20%, na, Palanga su Šventaja, na, jau didelį atskirimą, jau ten 30-50%. 3 gal, jeigu taip didesnės žirklės paimti, kad paskui manęs Tai visai daug. Jo, tai turbūt dvigubai mažesnį daiktą nupirksi už tos pačius pinigus Palango ir Šventojai. Aišku, nekalbam apie ten išskirtinius brangius projektus. Jo, čia apie tokį plius minus. Taip. Ok, tai palėtėm Kunigiškės, gal judam tada jau link Kunigiškių, naujas, kaip sakyt, pajūro deimantas, naujas pajūro kvartalas. Kaip tu pats matai daug žvaigždžių. Jo, daug žvaigždės ten šviečia. Kaip tu pats matai tą plėtrą Kunigiškių? Nu, dabar toks įspūdis yra, kad daug naujų kvartalų, bet kol kas atrodo, kad stato tik tais namus, bet nestato gatvių, kažkokios infrastruktūros, visuomeninių erdvių ar panašiai. Toks atvažiuoja gyveni, nu, va, ten viena kavinukė, antra kavinukė. Nu, ten prie Kunigiškių abės, tai ten dievė padėk. Jo. Nei parkingo aikštelės, ten toks brusgalinas. Šitą problemą yra, dar gal reikėtų pradėti dar nuo Monsiškių šiek tiek, ar ne, nes jas praleidom. Tai vat, gal plėtra ir eitų nebe Kunigiškių, ar ne, o Monsiškių paskui plėtra, nes ten dar yra didelis teritorijos. Kunigiškėse tikrai mažai labai turim ir aišku, kaip ir dažniausiai Lietuvoje būna su kvartalais, su miestais, su bendruoju planu. Atvirkščiai viskas pirmą užsistato, ar ne? Tada atsiranda infrastruktūra. Tai, tada pradeda galvoti, kaip čia. Jo, čia didelė problema. Ir turbūt natūralu, iš verslininkų pusės žiūri, jeigu jau čia daug žmonių yra, tai tada jau verta koją kelto, kol ten atvežė 5 šeimas. Taip, bet čia savivaldybės reguliavimas projektavimo metu turim tokių, žinom, vieša paslaptis, matom, yra tikrai atsiradę nemažai asfaltuotų gatvelių, nuo šalesnių Kunigiškėse asfaltuotų gatvelių. 5 metai atgal ten iš viso būdavo žvyrkeliai, tas meu dabar jau. Bet ką noriu pasakyti, kad jos atsirado ne visai savivaldybės ar ne pagalba. Tai priverstinai galbūt, nes jau tikrai buvo neįmanoma, tu atvažiuoji į savo vilą ar ne, ir atvažiuoji ten dulkėtų arba nedaug die palijos, ten, nežinau, vos pravažiuojama keliu. Ferraris nepravažiuoja. Ferraris tada prie Aibės palieka ir eiti pėsčiom. Tai, taip gal blogai tas planas vyksta, kad patys verslininkai turi tą daryti, vėl tas iškraipo ir pačią aplinką, tikrai toks Kunigiškės biški gal toks bardakėlis, taip liaudiškai tariant. Ir žinai, tas daro, bet gal ne iki gal dar ir padaro tie patys verslininkai, žinai, tarkim, asfaltą padaro, bet tarkim šaligatvių, tarkim, nėra. Ir tarkim, tada, va ten koks nors yra Aido takas gatvė, žinai, važiuoja mašinos ir tada... Mama su vežimėliais ten ir važiuoja slalomą tarp žmonių. Čia gal dėl to, kad yra liepta, ta prasme, tu turi padaryti kaip vystytojas privažiavimą, o šalia vystytojas tiesiog atsako į pirkėjų prieštaravimus. Nori asfaltuotą, padariau. Asfaltuotas yra. Man liepia, aš padariau, bet jo. O minimalų, nes jeigu dar ekonominės klasės bus, tai vėlgi tu nepadarysi ten šiko, ar ne, ten alėja. Su apšvietimais, suoliukais, gražiais. Čia ananasai sudėti visur aplink, irgi gal matematikos nebebūtų, ar ne tiek. Tai bent jau minimaliai tas padaryta, tas džiugina. O kodėl taip išsprogo šiaip apie Kunigiškės, kalbant po to COVID, aišku, ten visur viskas pabrango, bet ypač Kunigiškės po COVID, taip kaip ir buvo iš pradžių, tylu, toks kaimelis, o dabar atrodo, kiekvieną kartą atvažiuoja vis kažkas, jūros artumas. Jo, vienas iš šitų dalykų, matai, kažkur turėjo plėstis, vis tiek Palanga, ar ne? Pažiūrėkime, ar ne, Palanga atsidarė žemėlapį, jeigu žiūrėti Nemirsetą į Klaipėdos pusę, ar ne, ten turime labai didelius laukus, bet jie yra pakankamai toli nuo jūros, plus reikia pereiti plentą, Klaipėdos plentą, ar ne? Niekas nenori turbūt vaikų paleisti vienų, patiems nefainai, nes ten čia turime vietoj tos buvusios policijos ten. Bet nuo ten iki išvažiuojant visai į pagrindinį kelią, ar ne, bet visa ta Nemirsetą vadinama, jinai tokia dar ateities yra, ten gal net ir gyvenimui labiau būtų skirta. Ne tiek poilsiu, kiek vietiniam. Žiūrime kitą pusę miesto, ar ne, link Šventosios, ten tada pradėkime nuo Vanagupės, ten tikrai dar teritorijų yra.
ten miško juosta yra labai plati, 500 metrų, vien miško juosta. Tada nueinam į Kunigiškės, ką mes matom, miško juosta pati yra 200 metrų, automatiškai atstumas mažėja, nėra sraunių gatvių, ar ne, tai automatiškai susiformavo. Palanga maža, labai maža ir įsivertinkim tai, kad dėl to jinai ir plečiasi, ir dar plėsis, ir kainos tikrai jos, kad ir po truputį didesnės, nu, labai mažai, žinokit. Bet tai vėl grįžtam prie to, viskas matuojama nuo jūros. Taip, tai va, dėl to taip ir išsiplėtė, jo. Bet aš manau, kad išsiplėtė gal ir, kad galėjo Kunigiškės pasiūlyti tikrai gerą patrauklę kainą. Vis tiek turbūt, kad toje vietoje sklypai nebuvo brangus. Tuo metu tai tikrai kaip pradėjo. Dabar jau atsirado vienas kvartalas, kitas atsirado tų gerų kvartalinių pavyzdžių su baseinais, su panašiai ir panašiai. Atsirado žvaigždės nusipirkusios prie tų baseinų ir man atrodo, tas toks domino efektas ir įvyko. Taip, tai viskas sudėjęs. Dabar žvaigždės kelsis į kitus projektus, automatiškai tie projektai bus brangus. Nes šiaip Kunigiškės, tai josgi senai buvo, ta pirma juosta iki dviračių tako, tai ten yra prabangus gyvenamieji namai. Taip. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad čia tas atvejis, kada pasiūla suformavo paklausą, žinai. Taip. Nes, kas svarbu, atvažiavus į pajūrį, vėlgi, kalbant apie tą ekonominės klasės ir biškiai aukščiau, tarkim, ten tą būstą, vis tiek, kad atvažiuoja, kad būtų kur permiegot, tai ta setainikė ir miegamasis, jeigu esi su vaikais, kad dar vaikam būtų, tarkim, tas kambarys, tai tos du kambariukai, tarkim, ar ten vienas ir svetainė. Ir turbūt, Kunigiškių vystytojai tą ir labai gerai pagavo, paėmė tą momentų, ką... Ir paskui, aišku, ir baseiną atsirado, taip, jeigu iš toliau žiūrėti, tai dabar tikrai, kaip čia aš sakau, jeigu nori ramiai išmiegot, tu išmiegosi tik Kunigiškėse ir tada gali nuvažiuoti į Basanavičiaus gatvę, o jeigu Basanavičiaus gatvėje tu ar ne išsinuomosi ar nusipirksi, tai ten jau niekur nebeišvažiuosi. O tarp kitko, Romai, mes labai dažnai tą darom. Važiuojame į Palangą, visokius renginius mėgstam, koncertus ir taip toliau, ir grįžtam su Boltu. Tai į Šventąją tai kainuoja ten 12-13 eurų. Tai va, jeigu iš Šventąją kiek tai kainuoja, tai turbūt iš Karoliniškių ar ten iš Lazdynų į centrą atvažiuoti Vilniuje yra lygiai tas pats. Dienos metu iš vis gali ten su mikriuku važiuoti iš vis. Bet irgi turbūt šitas kuo toliau, tuo dažniau, čia jūra tau šalia, o pramogos gali važiuoti Palangą. Šiaip daug kas dabar ten Kunigiškės atsiradė, visokios tos ir kavinės, kurių net nebūtinai tau, žinai, ten į tą pačią Palangą važiuoti, kur gali tikrai, kultūringai ir pavalgyti ir į parduotuvę, kaip sakyt, nueiti ir panašiai. Taip, tikrai. Ok, tai gal tada judam link Palangos, jau klasikinis kurortas, seniausias turbūt kurortas ir apskritai, įdomu man, Kunigiškės, Šventoji, viskas aišku, turbūt perka tas kainos pirkėjas, tas šiek tiek jaunesnis galbūt, kuris svarsto ir apie kažkokį kapitalo prieaugį ir galbūt Kunigiškės dar ta kaina kils ir tikėtina, kad bus brangesnis turtas, bet Palanga tai jau yra susiformavusi rinka. Yra brangi rinka ir aišku, ta visa Palanga irgi padalinsim gal dalimis kažkokiam, bet tarkim, pačią tą Palangą, tarkim, tą jau centrą. Kas perka? Ar vyresni žmonės, ar didesnį kapitalą turinti žmonės? Jo, teisingai. Ar norintis judesio, nežinau, veiksmo? Ir kaip apskritai Palanga yra skirstoma, nes tokia irgi, ne, kaip pats minėjai, įvairialypė. Labai brangi ir net, jeigu vien pagal kainą. Pirma ta linija, tada dažnai kažkur antra, tada ir o linijos palei jūrą ir palei Basanavičiaus gatvę skaičiuojama. Galim taip, aš savo ar neturiu nusibrėžęs linijas, ten pirma linija nuo jūros iki Vytauto gatvės, galim paimti, paskui nuo Vytautos ten iki Klaipėdos plento, ir trečią ten imkim jau iki Laukai! Iki Vidmantų. Kas juokingiausia, Vidmantai irgi labai šiaip sparčiai stėbėsi, nors jau Kretingos rajonas. Vidmantuose gali skelbimą dėti Palanga? Gali, bet geriau vartotojų teisės nepamatyti. Bet tai sakykime, ta pirma juosta, pirma zona tikrai didesnės pajamas turinti žmonės, vyresni, jeigu matot kainą, ar ne, automatiškai apsprendžia labai daug, tai tikrai formuoja tą tokį, ar ne, klientų ratą. Antra zona nuo Vytauto gatvės, jau mišriai, ar ne, visokių yra žmonių. Šiaip, sakyčiau, pati dėkingiausia zona, nes jeigu toliau nuo centro kažkur ten Žvejų gatvė, Druskininkų gatvė, tikrai galima rasti gerų variantų, o ir kas nori nebūtinai triukšme būti, bet pėsčiom eiti, tai labai geras variantas. Tu gali visur nueiti, pasiekti greitai, ar ne, Palanga maža, nebent jau iš Vanagupės, ar ne, kiti žmonės. Norėjau sakyti, iš Vanagupės jau iki centro žygis. Jau ar čia Boltą kviest, žinai, ar su dviračiu važiuoti, ar kaip čia, ar pėsčiom, žinai.
Jau. Odiniais batukais nenueisi, jau reikia sportininkų. Su kulniukais bandėjai. 10-15 metų atgal būdavo atostogaudama Vanagupiai ir visą laiką tokia dilema, žinai, ar eit, ar važiuoti. Ar pasilikti namie. Jeigu su vaikais, tai be šansų. Ai, pažiūrėsim filmą, neįma. Jo, tai tikrai, va, sakykim, bet pati Vanagupė irgi, va, tuo pačiu, kaip palėtėm, tai labai stipriai juda į priekį, labai daug projektų ir aš viliuosi per 5 metus susitvarkys, turima Gradialis atidarė, irgi labai geras traukos centras, aplinkiniam projektam labai gerai žmonėm nueiti ten pabūti, nes neturi savo baseino, kaip Kunigiškis ir kiti projektai, ar ne, tai jo, toksai sprendinys. Dabar vėl grįžtant į Palangą, ar ne, jeigu jau trečia ta mūsų zona, vadinkim, jo, jau ten mažesnės pajamas turintis, arba yra tikrai vietų, kur miškingos vietelės, kažkokios gražesnės, ten jau gyvenantis pastoviai gali būti žmonės, jau namuko atsiranda, ar ne, jeigu tai toks daugiabutis, ar ne, jis tolėliau nuo miesto, jau vėl tokių pastovių gyventojų turim arba ilgiau apsistojančių, tai ten jau toks, jau, sakykime, aišku, mažėja kaina ir, ir amžius tada mažėja žmonių, ar ne, kurie įsigyja. Bet kur tas pagrindinis, nežinau, motyvas, būtent, kad Palanga, jeigu trečią zoną tą perku, tai ten turbūt jau kaina panašiai kaip kokiose Kunigiškėse. Bet ar yra tas, nežinau, kad, Palanga yra Palanga. Jeigu reikia Palangos, tai tada ten ir žmogus ir važiuoja, kam jam tada važiuoti kitur. Bet dabar tiek gal ir susimaišė viskas yra, kad dažnu atveju, kaip kalbėjom, galbūt ir pasirinka, ar dėl kainos, gal ta ramybė jau reikalinga, paturėjo žmogus centre, butuką ar ne, už 3 metų jis nusipirks gal Šventojoj. Nesakys, velnis, nenoriu aš čia to triukšmo, noriu ramybės, jau aš užaugau ar ne, pasenau. O kaip šitą dar gyva šitą rinką, pavyzdžiui, senos statybos būtų? Vis tiek jų yra, toj pačioj Palangoje, pavyzdžiui. Tai pardavė ne taip senai. Jo, kaip sakyt, out of the box toksai sprendimas, kad ten ne. Ar įmanoma parduoti? Jo. Įmanoma, viską įmanoma. Palanga, dar grįžkim prie to, kad tikrai yra labai maža, ta rinka maža, aišku, tų statybų lyg daug, bet, pavyzdžiui, kas nori įsigyti didesnio ploto, mes nebegausim naujoje statyboje šito dalyko. Tada atsigrėžia į tą senąją statybą, į renovuotus namus, tą patį Žvejų, Druskininkų gatvės, daug renovuotų namų, ar ne? Tai ten tikrai gali tada įsigyti tą plotą. Ir vieta puikia. Taip. Tai tikrai ta antrinė rinka irgi pilnai juda, ar ne? Vis tiek kažkur ir gyventi reikia, tai tikrai jinai gai yra. Ir šiaip seniau, žinai, kai būdavo apie kurortus, kalbant, visą laiką ten druskininkai kokie, žinai, tai visus metus, žinai, visi spa veikia ir visą laiką, būdavo Palanga tokio irgi podukros vietoj, kad, tai jeigu, žinai, geras oras ir ten jūra, tai tada apsimoka važiuoti. Bet dabar anksčiau neturėjo ką pasiūlyti, ką veikti blogorų. Tik jūra turėjo. O dabar, vis tiek, daugiau to atsirado ir pramogų, ir to prastu metu, ir nežinau, turbūt geriau pasakysi, žinai, ir baseinas. Kas atostogų parkas yra variantas, arba tas savivaldybės baseinas. Arba dabar jau Gradialis Pano. Arba Gradialis. Mes esam iš Palangos važiavę į Kretingos baseiną, irgi puikus baseinas. Tai čia, turbūt pramogų atsiranda vis daugiau. Ir gali, žinai, dar reiktų kokią didelę parką. Šiaip jo. Yra suvėluota, tikrai kaip su Šventai, sakėm, suvėluota. 20 metų suvėluota. Bet prisiminkim, kaip įvažiuodami į Palangą. Būdavo ta močiučių Palanga, kur... Stovės lentutėm. Jo, dvipusis eismas ten. Jau nebėra šitą? Visur... Net nebūtų per toli, nes, žinai, tiek keliai išsiplėtė, ar ne, tiek žiedų pristatyta, jau nebesimat, aišku, sutvarkė tą reikalą, tikrai dabar... Močiutas dabar į Facebooką, Instagramą persikėlė. Anūkai dabar, žinai, užės jau deda ir nuomoja puikiausiai. Jo, tikrai viskas pasikeitė į gerąją pusę, aš pats jau tiek metų dirbu šitoje rinkoje, kad, matau tos pokyčius, tikrai, kai paskui pasižiūri, wow, 7 žingsniais einam į priekį. Kaip ir visa Lietuva šiandien. Žinai, jeigu ten koks prastas oras, žinai, gali ten ir tos pačios Klaipėdos pavažiuoti į Akropolį dar kažkur, žinai. Turim ir Liepoją, kur yra pramoga dabar jau žmonėm nuvažiuoti, žinai, nes ten dar gali irgi rasti ir spa, ir ten pramogų kažkokių. Tikrai, aplinkiniai miestai labai. Mes pernai kažkaip irgi būdami Šventojoj, su vaikais sugalvojom, ką čia paveikti, nuvažiavam į Liepoją. Kartingai labai geri buvo, irgi žaidimo aikštelės visos, ta prasme, o atstumo tai ten gal
60 km. Taip. Jo, tai visiškai valanda kelio. Ir dar užsienį pabuvau. Jo, ir jau visai kitoje šalyje. O kaip tu manai Palangoje apie tą kapitalo prieaugį grįžtant, ar Palanga dar turi potencialą tam kapitalui augti? Nu, aš tikiu, kad va čia per COVID tos kainos kilo Palangoje, bet ar nėra tai čia toks, kaip nežinau, Vilniaus senamiestyje investuoji į butą, nu tai tu ten nesitikėk labai didelių kažkokių prieaugų, nes vis tiek tai yra vieta aiškiai gera, kiek rinka patikils, tiek kils ir ta kaina. Ar Palangoje, nežinau, čia, kaip, žinai, yra tų vietų, ar... Čia kaip visi sako, blogas sezonas Palangoje, taip ir čia galvojam, kad tos kainos gal jau nebegali kilti, žinai, ir dvigubai dar. Gali. Bet, jo, manęs klaus, kada pirkti nekilnojam turtą, sakau, prieš 5 metus. Ir vis laikas kartojasi. Paimkim 5 metį atgal, suprasim, kad dabar, nu kaip ir gal, dabar brangu, po 5 metų bus, kodėl nepirkau. Tai tikrai perspektyva yra, kaip ir minėjau, Palanga maža. Tai aš Palangą gal prilyginčiau Palangą, gal kokį ir Vilnių, ar ne ten, ar kokį Gedimino prospektą. Kur investuoti, taip žmonės ir atvažiuoja, sako, ar Vilnių nusipirkti, ar Palangoje. Nes Palangoje gali biškai pailsėti, nuo Vilnių čia toks, nu, iš vis gal, žinai, gerai, arba dar prie namų kažkur yra tas tavo būstas investicinis. Tai... Man visą laiką dar toks klausimas, žinai, kyla, kad atrodo dabar ten tiek stato, žinai, visam tam pajūry. Nuo Palangos iki Šventos, žinai, atrodo, o kaip viešbučiam, žinai, tai žmonės, žinai, nusiperka savo, nebevažiuoja į viešbutį gyventi. Ar ten tas įdomus? Arba nuomojas. Ar atsiliepia, kažin, žinai, ar... Bet matai, atsidarinėja ir nauji viešbučiai, tai manau, kad nebankrutuoja. Jo, ir viešbučiam gal labiau reikia ne tik, kad pernakvoti, o daugiau, kad būtų kažko, nu, va, kaip gradėlis. Į viešbutį žmonės važiuoja, kai nenori ten nei gaminti, nei rauti indų, nei skalbti. Va, rankšluostį numetį, pakeitė tavo vakarę. Arba atvirkščiai, žinai, gal nenori tų žmonių matyti kažkokių, ar ne kontakto turėti, tada atvirkščiai. Savo vis tiek tu turi tą būti kažkokią, tai tvarkytis kažką tais ir panašiai. Su vaikais galbūt patogiau yra kažkokiuose apartamentuose, jeigu dviese atvažiavus, tai turbūt viešbutis yra. Manau, visi pamiksuojam, ar ne? Kartais norim taip, kartais norim. Kartais norim į Turkiją, o kartais norim į Bahamas. Kartais norim su vaikais perėjus, kartais be jų. O kartais norim jo ir į Nidą, tai gal tada judam link to jau Perlo Lietuvos pajūrė. Jo, kristalo perlo jau brangiausia turbūt kurorto, ar ne, Lietuvoje? Nu, dar matai, turim ir Palangoje jau brangių. Tai... Aš noriu sakyti, statistika bent jau buvo pastarųjų mėnesių, kad brangiausi butai buvo parduoti jau Palangoje, o ne Nidoje. Nu, mes po to gal padėsim tos 5 brangiausius. Ir kokios tos kainas, kas yra Nida iš vis, ar tai yra tylus gamtos kampelis su nežinau, tik tai gamtos prieglobsčių, ar jau yra tos infrastruktūros, ar yra ką veikti Nidoje? Va čia ir yra pagrindinis dalykas, kad ir daug klientų, sakykime, grįžta arba iš vis kraustosi į Palangą, paminėdami tą momentą, kad, nu gal šiek tiek trūksta veiksmo, žinai, šiek tiek. Aš pats be gal irgi myliu visą Neringą, puikiai vieta, bet čia gal daugiau būtų toks šventosios vaibas, kas liečia ramybę, atstumą iki jūros, va čia yra apie tai, žinai. Bet vėlgi patrukdo atstumas, keltas, eilės ten, parkingo nebuvimas. Bet paradoksas, nėra ką veikti, sunkiausia privažiuoti, brangiausia privažiuoti, bet kainos didžiausias ant tai. Kodėl? Jo, dėl to, kad, reiškia, nėra ką pirkti, ar ne, visų pirma, nėra. Pasalos nėra. Jo, turim ten vieną kitą projektą vystomą, viskas. Ir ten jų nebus, nėra kur. Taip, ir mano klientė pasakojo, šiais metais ten turi porą butukų nedidelių, atrodo, lyg ir tas sezonas toksai, orų prasme, nenoriu sumeluoti, virš 90% užimtumas. Abiejų būstų ir sako, kainos, taip, sako, tokios nepadoriai didelė, žinai, ir atrodo. Nida panašu, kad turi savo fanbase, kaip sakyt, kurie ten į Palangą ir Šventą ir Kunigiškės nevažiuos, yra tik tais ta Nida gamta. Kažkaip seniau Nida asocijuodavosi būtinai su festivaliu, tuo menai plaukėme Nida, tai irgi būdavo beprotiškas kiekis žmonių. Dabar gal Tapina tą diskoteką irgi pritraukia kažkiek, tai būna tokiom bangom, kai ten iš tikrųjų net neįmanoma turbūt išsinuomoti jau. Jo, dėl trūkumo būstų, tai tikrai, jo. Ir tai toks liūdnas dalykas, aišku, žinai, žmonės, kai kurie sako, kad, tai čia, žinai, čia turčių, žinai, kurortas, bet tarkim, gal tiem turčiam, žinai, ir va, tai reikia smagu, žinai, kad, ten, žinai, kitiem per brangų, žinai, tai aš čia būsiu, žinai, tarp panašių, žinai, tarp savų, žinai.
Visada tas yra deficitas. Bet palėtė va tą pasiūlą, aš šiaip nežinau, va, buvau šį gegužę Nidoje, labai pastebėjau daug naujos statybos prasidėjusių, daug statybų kranų stovi. Kažkas tai protrukis kažkoks įvyko, nes anksčiau būdavo... Paleido leidimus statybą. Duok dieve vienas projektas statosi vienu metu, o dabar ir prie bažnyčios. Ir tas stebuklai pasistatė. Matai, yra paklausa, vis tiek ta pasiūla kažkokiu būdu turi atsirasti, ar ne, nes yra ir nemažai pastatų poilsinių rekonstruojamas ten, kad ir Juodkrantėje, ar ne, imkime, visą, ar ne, Pervalkoje, Preilo yra atsiradę. Tu sovietmečio gilikusių dar tų. Taip, yra... kaip ir Palangoje, ar Šventoje, irgi viskasgi transformuojasi, renovuoja, rekonstruoja, perdaro tas pats ir čia. Kadangi yra super, sakyčiau, nedaug būstų ir ta paklausa jinai yra turbūt paaukštinta, kas iššaukė ir tas kainas didelės, ar ne, didžiausias praktiškai, ar ne, tai atsirado žmonių, kurie mato, kad reikia tą paklausą. Bet ta paklausa, man atrodo, visada buvo, jinai, dėl to tos ir kainos sukilo, bet ar nėra kažkokių, nežinau, protrukių iš savivaldybės pusės, ar kažkaip tai, nežinau, palankiau pradėjo į verslą žiūrėti. Negalėčiau gal ar taip smulkiai pasakyti, bet faktas turbūt, kaip verslininkas jisai vis tiek, ne, randa kelių. Tai čia turbūt... Pasikeitė valdžia. Jo, verslininkas ras, ar ne, jeigu jis mato, kad ten reikia, tai vis tiek turi atsirasti kažkas. Taigi nėra čia kažkoks rezervatas visiškai, ar ne, kad neleistų statyti. Taip. Bet ir aš iš kitos pusės ir džiaugiuosi, sakykim, tuo gal pakankamai dideliu mokesčių įvažiavimo, ar ne, patekimo ten, vien gal ir dėl automobilio srauto, ar ne? Taip. Žmonės, važiuoja ten, kad dienai, dviem, ar jeigu negali, ką padarysi. Aš irgi gal negaliu nuvažiuoti ten būti metus, bet... Tikrai, reikia išsaugoti. Čia tikrai perlas Lietuvos, nedidelis. Bet kalbant apie parkingą, žinai, jeigu dusvojant ten prie Kunigiškių aibės, žinai, kad nėra kur pastatyti, tai... Čia daug blogiau. Ten išvis kai kur, tragedija. Ja. O verta žiūrėti Nidą kaip investicinį daiktą, ta prasme, į kapitalo išsaugojimą, į, nežinau, jeigu brangas nuomos kainos, sakai, tai gal ir nuomos grąža gera? Kadangi tokia didelė paklausa, tai signalizuoja, kad tikrai ta vertė jo nekris ar ne, tai tikrai, aš manau, apsimoka investuoti patį daiktą, gal ten ta grąža, gal nereikia tikėtis ten per 10 metų atsipirktų, bet ilgalaikiai tendencijai. Šiaip po 10 metų tas turtas, aš manau, bus dar brangesnis, tai... Ribota tiesiog, yra ribota pasiūla ir... Tai šitas labai jo. Čia pagrindinis momentas. Ir tai Palangoje nebuvo, kur apribojimų gali ir dabar plėstis, bet vis tiek tos kainos kilo, o čia dar kitaip, ar ne tada. Ir Kuršių nerijoj dažniausiai ten nebūna, kad visiškai nuo nulio, ten kopose, projektai, dažniausiai būna kažkokios ten rekonstrukcijos, kažkokios ten buvo stovyklos panašiai. Ir tuo prisidengiant, kaip sakyt, yra ta nauja statyba iš senos atsirandanti. O šiaip, pavyzdžiui, kalbant apie Kuršių neriją, nėra tik Kuršių nerija, tik tai Nida, yra ir Preila, Pervalka, Juodkrantė. Nežinau, patrauklumo prasme, kainų prasme, jos skiriasi tasme ar ne? Žinoma, Nida jau čia perlas ar ne, sostinė Neringos jau, o sakykime, įgimti vėl Palangos arba tos žemyninės dalies Lietuvos atžvilgių, Šventoji, kaip apkalbėjom, reiškia, yra tokia jau kaip... Ramybės oazė. Jo, tas pats, imkim vėl, ten Preila su Pervalka bus pačios ramiausios gyvenvietės. Bet iš tikrųjų ten visiškai ramėjo, kaimukai tokie kol kas. Tikrai ten, paveikslą gali nuvažiuoti, tikrai nutapyti, nemokėdamas, tai viskas labai ten fainiai. Juodkrantė dėl ko šiek tiek gal ir didesnė yra, nes jin pati pirmoji atvažiuojant nuo Klaipėdos. Ar ne pirmoji stotelė, tai automatiškai gal tokia ir didesnė. Judresnė bent jau atrodo. Tai ten toks tarpinis variantas, jeigu Neringos mastas simt, žinai. Toks dar biški gali kažkur nuėti ir pavalgyti vėliau, į parduotuvę dirba, dar kažkas toks daugiau gyvybės, ypač žiemą, ar ne? O Nida jo, jinai... Bet vėlgi turbūt yra prijaučiančių, ten kažkas tai kaip mėgsta Šventąją iš sentimentų, taip kažkas mėgsta ir Juodkrantę turbūt. Ir pigiau, žinai, ir pigiau kaip bebūtų. Tai ir tarp draugų kaip mūsų yra, tokių, kur man tik tai Nida ir be kažkokių ten labai racionalių argumentų. Ir... Taip. Kažkam tik molėtai. Paminėjai, kad pigiau, pakalbėkim gal trumpai labai, iš tikrųjų eina mūsų laikas į pabaigą. Top 5 brangiausi pajūrio projektai. Kas šiai dienai? Pakalbėkim apie tą visi laukia to lietuviškojo Monako kainų, kad čia jau kur lygina su Kanais, Nica ar Ispanijos. Po 15 už kvadratą? Taip, yra tokių projektų. Paimkim vėl gal nuo pradžių, gal nuo Šventosios, pabandykim paskenuoti ar ne.
turime projektą pačiam uoste, ar ne, yra tikrai, Šventoji irgi, kaip sakyti, turi labai brangių objektų, tai ten tikrai gali kainuoti ir... Kokios ten kainos? Gali kainuoti ir 7, ir 8, ir 9, ir 10. Šventoji, su dalinė apdaila. Taip. Su dalinė apdaila. Turiu tikslą, taupysiu 3 kvadratam. Sandėliukai su vaizdu, ne į jūrą. Jo, tikrai jis turi, kai kurie būstai turi tą įspūdingą vaizdą į jūrą, kurio praktiškai nėra, jeigu ten suskaičiuoti iš vis mūsų pajūrį. Nežinau, kiek čia ant 2 rankų pirštų turbūt, kas turi vaizdą į jūrą, ar ne? Bet čia jau turbūt šitas projektas, kurį Ignas paminėjo, tai jis jau visas yra išparduotas ir čia kalba eina apie jau įrenginius. Jo. Ok, kas dar tada? Ką bandom skenuoti, jeigu einant žemiau, duokim šansą kiekvienai gyvenvietei tam rajoną, tai Monsiškės mūsų pamirštas, ar ne? Tai nieko nėra tos Monsiškės. Stato dabar, stato naujas projektas. Taip, tai tikrai, sakyčiau, sveikintinas dalykas, kad ir Las Vegasas kaip irgi įsikūrė dykumoje, taip ir čia panašus variantas, ar ne, bet tikrai reikia sveikinti, ar ne? Ambicijos labai didelės. Taip, tai tikrai smagu, kad ateinant tokie... Kokios ten kainos? 6,000 už kvadratą. Su dalinė ar su pilna? Plius minus, sakykime, imkim, vėl ten būstas priklauso, ar ne, su kokiais privalumais, ar ne. Tai 6 plius minus, ar ne? 6, man atrodo, ten jo, už mažus būtukus, o kaip visur. Bet ten pažiūrėjau ir didesnių, man atrodo, ten 90 net kvadratų tas nėra. Tai ten visokių baseinų, ten spa turės. Tai va, miestas mieste toks. Kunigiškės turi kažkokį prabangų? Turim Kunigiškėse, sakyčiau, taip paminėčiau, buvusi Linėja Kopų slėnis SBA vystytas projektas. Jis yra visiškai prie jūros, prie Čiurlionio dabar muzikos mokyklos stovyklavietės. Nesustabdytas tas projektas? Ne, išparduotas. Jis pilnai išparduotas. Jo, ten seniai buvo vienas namas, padarė 5, tai tikrai išskirtinis. Kunigiškėse ir dėl vietos, ir dėl tų sprendinių tikrai labai gražu, malonu nueiti į laiptinę, į teritoriją, pušys. O kur jūsų oficiukas tas buvo vagonėlis prie Aibės ir ten šitas projektas, kaip jis ten Hill Garden. Pavyzdžiui, čia skaitosi prestižinis toks projektas, ar toksai... Nes man toksai... Irgi savo toks. Vėl dabar labai gerbiu ir statytoją ir viską, tikrai jis yra išskirtinis, bet jeigu imkim Kunigiškių mastais, ar ne, jis vienas tokių įdomesnių, sakyčiau, dėl vietos, ar ne, dėl sprendinių, bet jis, gal nėra to išpildymo prabangos, ar ne, kas ir duotų dar didesnę jam kainą, bet viskas normalu. Ar ne, vieta, medžiagiškumas, ten kaip padaryta, išplanavimo. Tai jis yra to vietoje. Aš vis tiek vertinčiau tą Kopų slėnį, paminėtą kaip pirmoji vietoje, ar ne, tada eina šitas, nes, kiti visi projektai vis tiek dominuoja daugiau ekonominės klasės, ar ne, yra ir brangių, tikrai labai brangių daiktų, jeigu ten nedaug dienamos, kur sakiau, kur ten, sunku gal ir parduoti, tai jie ten tikrai kainuoja, ne po vieną pinigą. O pavyzdžiui, šitas paminėti projektai, kokios ten maždaug sukasi kainos? Kopų slėnį, sakykime, pradžiai buvo galima įsigyti tenais su pilna ir apie 5,000 už kvadratą, dabar tikrai jau antrinė rinka prasidėjo, tai bus turbūt 7 ir 8,000 už kvadratą, nes ir baldai prisidės ar ne, ir parkingas, kur dažniausiai atskirai reikia įsigyti, tai tikrai tiek gali kainuoti, tai tikrai labai gražus projektas, labai noriu pagirtis, super. Tada Palanga. Tai ten brangiausia ta dalis turbūt Birutės, Kęstučio daug. Tas kitas yra Bermudai, Kunigiškėse trikampis Bermudų. Tai čia yra Parko, Basankės ir Vytauto gatvės trikampis, ar ne? Tai ten be konkurencijos tikrai irgi savo kraštėti noriu Telšėti pagirti, labai gražiai išvystė projektą Viešnagė. Viešnagė Palangoje. Čia kur Stonkus sakė, kad mano svajonė. Pagaliau turiu svajonę. Reikia taupyti pinigėlius, jo. Tai ten aš girdėjau, prasideda turbūt nuo 12,000, bet nuo 12 tai čia tokie neipatingi butukai. Jeigu einant link geresnių, 14-15 tūkstančių. Geri daiktai ir turi būti, ar ne, su gerom legendom. Tai tikrai ten 15-18, aš manau... Už kvadratą. Jo, kai aplinkui ta pati Eglė žinoja, ar ne, ten po 10 būdavo, ar ne, kur visiškai... Eglės parkas, kaip ten vadinasi? Eglės apartamentai. Tai jau ten atrodė, aš prisimenu, ten statys, atrodo, kas ten už tiek pirks, tokios kainos, žinai. Jo, visur aplink iki 10. Vat kalbėjom, Šventoji, Kunigiškės, Monsiškės 6, 7, čia tai 15, dvigubai. Bet čia topas, žinot, vėl. Čia žiūrim per liuką. Čia šiandien yra pajūrio topas.
ne? Tai tikrai. Bet jisai dažnai būdavo eglės apartamentai, ten tie brangus projektai, jie dažnai į palyginimus nueina, kai nori žmonės, kaip sakau, žinai, sukiršinti ir palyginti su kokia, žinai, Ispanijos Marbėjas. Ten 2 kambariai, žinai, eglės apartamentuose tokia kaina. Aš Ispanijai su vaizdu į jūrą Arba Monakija prie Kunigaikščio paties, žinai, ten. Jo. Nu jo, čia yra apie ką pakalbėti. Kad klikų, žinai, pageneruoti, žinai, kokiam portalai. Ok, tai galbūt nuo šitų, čia turbūt visus projektus, ar ne? Taip. Čia atsakyčiau tokie gal pagrindiniai tikrai. O Nidoje yra kažkas, tai kur stebuklų yra šitas? Jo, stebuklų yra, bet dabar žinom, prie pačiam uoste, ar ne, naujai statosi, rekonstruojasi. Po ranką neturiu pavadinimų, kadangi su pačia Nidos rinka kaip ir nedirbu. Tai tikrai ten įspūdingas projektas, tai aš įsivaizduoju, kad ten kainelės bus viešnagės lygių. Irgi apie 12-15, ne? Verta, tikrai. Pats centras Nidos, ar ne? Tu iš ten gali plaukti jau tiesiai į žemyninę dalį, ar ne? Nes visas vaizdas į ten. O buvo dar tas brangus ten lygi projektas, kai ten auksinės kopos vadinasi. Tai čia tas pats, kur yra su baseinu. Su baseinu. Jo, tai ten, aš ten nepamenu šiai dienai, bet prieš tos kelis metus jau tada buvo ten 8-9 už kvadratą. Jo, tikrai. Jo, žiauru. Grįžkim gal prie realesnių kainų, realaus pirkėjo kainų, tai iš tikrųjų pabaigai tokią truputį praktinę dalį parašėm. Tiesiog paprastai pasižiūrėti mūsų kiekvienam iš aptartų kvartalų, ką galima nusipirkti už 100 000, tarkim, Palangoje, Kunigiškėse, Šventojai, Nidoj, ir dar čia Svencelė tokia paėmė, mes čia jas neaptariam, bet eigoje galėsim ir aptarti. Svencelė, tai čia kur? Aš patys metais pirmą kartą nuvažiavau pasižiūrėti. Prie jūros, bet ne prie jūros. Aš žinau, kad ten kaituotojai varo, žinai, ir kaituotojų rojas vadinasi. Nu tai tarkim, bet Palangoje mes galim nusipirkti, turim Simpsono gatvėj, gera šiaip vieta prie Basanavičiaus gatvės, 21 kvadratinis metras, čia yra senesniam kažkokiam projektui. Jo, galiu pasakyti, kad mes čia ir polisiaudom su tėvais šitam pastate. Jis yra jo dabar rekonstruotas, ar ne? Jo, čia mano vieta. Čia yra visai netoli koncertų šitos salės ir tikrai jau gera, čia turbūt jau tas, sakykime, ta Palangos vieta. Patenka į trikampį, tik kur čia gali pigiau už kvadratą nusipirkti, ne 10 ar ne, o gali ten kokius 5-6 ar ne, šitoj teritorijai senesni daiktai rekonstruoti, jie gali kainuoti tiek, ar ne, arba eini jau kažkur už 10 į naują. Kiek čia kvadratą? 4-6. Čia yra realiai nusipirki viešbučio kambarį. Taip. Toksai, o čia jis turi sanmazgą? Turi. Kaip viešbučiai turėdavo tokius jo. Tai Vulkaniukas, nu tai va, tai Palangoje galima nusipirkti 21 kvadratą, tai 4600 už kvadratą. Viskas šalia, va, ir toliau keliaujam irgi Palanga, bet čia jau yra Vaivorykštės gatvė, Kunigiškės. Čia kažkur matytas logotipas. Tai jau galima šiek tiek didesnį plotą nusipirkti, 34 kvadratus, nauja statyba. Loftuko tipo turbūt, ar ne, nes iš viršaus fotografuoja. Jo, tokios aukštos lubos. Jo. Čia irgi yra vienas mėgamasis, ar ne? Jo, čia yra su vienu mėgamu. Centresolė čia toks. Jisai nuotraukytis, aš kadangi žinau, kino tas skelbimas, tai čia nuotraukytis kaip pavyzdinio būsto, nes dar neįrinktas šalia tas statomas yra, tai čia antresolė dėl to gaunasi, kad kaip pavyzdinis jis yra. Šiaip 2 kambariai su vienu mėgamu, 3-4 kvadratai. Bet čia yra su dalinė apdaila. Čia su dalinė yra, nes jau namas pastatytas, va. Reikia žinot, galima pirkti iš statybų pigiau dar. Iš statybų pigiau. Mes visą laiką tą akcentuojam, bet žmonės dažnai visada nori tą pačiupinėti. Žmonės atvažiuoja, sako, aš suprantu, kad aš permokėsiu, bet aš noriu šią vasarą. Ok. Bet emocinis pirkinys. Jeigu ne šitą įmantas, bet tokiuose Kunigiškėse įmanoma rasti ten kažką, ten apie 30 kvadratų ir įrengtų, tasme apie 100, ar ne? Va 100 psichologinė riba, tikrai žmonės dažnai nori nusipirkti ir neužtiek, tai tikrai su to vienu mėgamuku, nedidelio ploto, kad ir 27 kvadratai, bet būtinai bus tas mėgamukas. Čia yra ten durys užsidarytų. Taip. Vat vaikas paguldytas, dar gali vyno atsigerti ar ne pavakarot su žmona. Tai einamas variantas. Bet jeigu tai per kvadrato kainą žiūrint 3000 dalinė apdaila, dar įsirengimai nustiek kokie 800 000. Matai, čia yra 34 kvadratai, čia yra daug jau 2 kambariam, reikia rinktis iki 30, kas pamažins kainą, žiūrėk, išeis ir apdaila, tai va tas vidurkis 30 kvadratų labai. Dar labiau mažins vilai. 30 kvadratų ir 2 kambariai. Visi mes norim nemokamai visko, bet statytojas sugalvoja, kad pamažins plotą, bet ne kambarius. Ir kainą. Tai realiai čia pilnai įrengta nauja gausia maždaug apie 4000 už kvadratą, Palangoje gautum 4600 seną,
83 metų statybos renovuotas čia. Tai, nu, vat vėlgi turbūt. Bet vėl vienas studijo tipo, vieną mėgamą ir ten 2 kambariai. Skirtumas, ar ne? Ir tikrai galima nusipirkti ne už 4000 Kunigiškėse, va, sudalyvaus teisingai laiku, gali tuos 3 tilpt netgi. Tikrai su pilna apdaila ir baltas. Ok, tada toliau žiūrim Šventojoje. Elijai. Čia gali, ne čia jau prašom perduosi kolegijai. 23 kvadratai, čia labai mažiukas. Aš įsivaizduoju, už tokią kainą čia 60 kvadratų gali nupirkti. Bet šiaip labai neblogi ploteliai, va šitos supardavęs, tokį tipažą, va pirmas toks labai neblogas. Nepigus. Nepigus, bet čia yra brangiausia praktiškai Šventosios vieta. Ok, tai Šventoji netaip ir pigu. Na taip. Pasirodama. Nu, nenorėkim jau pusę kainos, kad... Tai, matosi, kad ir tiesa nuosgai jau tokie jau to laikmečio ir vis tiek 20 metų renovuotas, tai panašu, kad tada tai rengtas, tas turtas, tai va irgi apie 90 000. Man šiuo atveju atrodo, kad Kunigiškių net ir geresnis variantas, taip jau palyginus. Šitus darsiu kolegija turbūt oponuos ir nepritars jau geriau. Ne, žinok, ta prasme, man ir Kunigiškės patinka tik tai tiek, kad čia visa, tu turi parduotuvę, tu turi restoranėlį. Tu pigiau pirkai, tu pigiau, ne? Ne, aš pirku didesnį, tai labai seniau pasakyti. Ok, tada pažiūrim Svencelę. Svencelį irgi nėra daug variantų iš tikrųjų. Ir labai diferencijuojasi kaina tokia mažoj teritorijoje, jo, tu jeigu prie Marių vieną kainą, jeigu 100-200 metrų, ne jau, tu gali lygiai iš. Tai čia irgi tokio loftinio tipo, čia dabar, pamiršau pakalbėti, 37 kvadratai, 20 metų įrengtas. Šiaip kaina tikrai patraukli, 2700 eurų už kvadratą įrengtas daiktas, tu 100 000. Bet čia labai normalu būtų, nes tai yra, vėlgi, teritorija labai nutolus nuo Palangos, jeigu nuo Palangos atsispirta ir specifinė. Specifinė. Dėl kaituotojų, dėl visko. Ir aš įsivaizduoju specifinis, čia šitie namai? Jo, čia toks. Specifinis labai likvidumas, ta prasme, rinka yra, realiai kaituotojų ir... Bet, Romai, dar paaiškink, tarkim, tai čia tai mes žiūrim tokią, ekonominį daiktą, bet tu pažiūrėjai, pats, tarkim, Svencelį ten yra tokie rimti bombiniai namai, tas met ten čiut ne ant vandens. Tai čia su tom prieplaukom. Tai ten labai brangu. Ir atrodo, tai, dar čia, kaituotojas atvažiavo, su savo ten jėgos aitvaru, čia susimetė, čia pabuvo savaitgalį, o atrodo, tose vilose, tas met ten 200 kvadratų, atrodo, kas ten per prikėjęs, ko... Rimti kaituotojai. Priparkuoja pinigus. Bet ten su kateriais jau atplaukia kaituotojai, nebeatvažiuoja. Bet žinai, kaip ir kiekviena mieste ar teritorijoje yra skirtingo to produkto, tai normalu, žinai. Bet kosmosas, atrodo, vystytojas sakytų, aš va tokį sugalvojau projektą, tai atrodo toksai pinigų užkasimas į žemę, žinai. Bet panašu, kad jie nupirkti. Bet matyti, jo. Matai, kaip natyvo Las Vegaso principų statosi, taip ir šita teritorija iš nieko atsirado, jinai dar tik vystosi, tai vėlgi, dar gal kažkokį 10 metų mes apie tai pakalbėjome. Linksmas dalykas šitą apie Kuršių neriją, tai pasižiūrėjau, ėmėm tą tokį psichologinę ribą iki 100 000, tai visoje Kuršių nerijoje dabar yra... Kiek variantų buvo? 2 variantai iki 100 000. Tai ką galima šitoj brangioje Nidai nupirkti? Už 100 000, tai yra 18 kvadratų, dar mažiau negu Palangoj buvo. Vienas čia kambariukas gaunasi, 90 metų. Aš dar pasakysiu, ar čia... Vilų gatvė, tuoj pasižiūrim. Jau Nidai. Nidai. Ne, Nidai. Juodkrantėj, o va? Malka. Tai va, dar kitas momentas. Dar ne pačioj Nidoj, dar tik tai... Tai Nidoj neįmanoma. Vis nėra. Žodžiu, su 100 000. Tai sena statyba su elektriniu šildymu, tiesiog toksai kambarėlis. Va, čia dar špocas yra, kaip ir Palanga Šventoje, irgi adresą reikia žiūrėti, ar tu pateksi į Palangą Šventoje. Taip ir čia reikia žiūrėti, kurią dar gyvenvietę iš 4 nuvažiuosi. Bet įrengimas nėra prastas, ta prasme, jeigu esi labai jau didelis fanas ir nori sutilpti tos 100 000, va, prašom. Gal čia po 110 jau daugiau buvo to objektų, žinai, čia tokia vėl psichologinė gal riba, žinai, gal ten pasileis. Bet nedaug, žinai, Kuršių nerijoje šiaip nėra daug to objektų. Žodžiu, labai kukliai galima nusipirkti Nidoje. Ok, tada žiūrim kitą psichologinę ribą, 200 000, 200 000, 32 kvadratai jau net išeina. Ten buvo 21 gatvė, Vytauto gatvė. Vytauto, jo. Bet Vytauto gatvė ilga. Taip, bet čia prieš
Prieš Palangos estradą, gera vieta. Visai jau toks ir įrengimas šiek tiek smagesnis, šiuolaikiškesnis. Jo, nesenai matosi įdarytas. Bet čia ar senos statybos yra? Toliau nuotraukėlės, koks tas pastatas. Įdavęs. Jeigu nebus pastato nuotraukų, tai viskas aišku. Čia kažkokia konversija. Tai Naglio kino teatrą, jo. Jo, Vinateka. Mes esame ten kažkada namavęs. Jinai yra gal triukšminga, ne visiems tinkanti. Bet čia nauja statyba, 2017. Jo, čia visiškai prieš estradą. Taip. Kino teatrą dabar rekonstruojama irgi. Vieta, tai labai. Vieta bombinė, šiaip kas juokingiausia, ar ne, kaina kiek ten buvo, 5 už kvadratą. Tai 6. Bet, pavyzdžiui, galima, šalia irgi galima naują nupirkti daiktą, už 5 dabar, žinau, yra akcija, atrakcija su pilna apdaila, naujas visiškai. Tai įsivaizduokit tokioj vietoj, kur mes kalbėjom apie viešnagį visiškai šalia 15. Tai va, prašau, gali rinktis, nėra, kad tik 15, ar ne, yra ir 5, ir 6. Taip. Ir 15. Kaip kiekvienam skoniui. Taip, kiekvienam savo. Kiekvienai piniginiai. Taip. Ok, tada žiūrim vėl tą patį Vaivorykštės gatvę Kunigiškės pas mus, jau už 200, čia dar pasidėrėjus, 208 tūkstančiai. Teisybės dėlį reikėtų pasakyti šitą, kad Vaivorykštės gatvė žiauri ilga yra, kaip ir Vytauto Palangoje, joje yra daug projektų. Čia jau galima nusipirkti įrengtą 4500 už kvadratų, 200 000, tikrai dailiai gražiai įrengtas. Ir didesnis jau. 3 kambariai. 3 kambariai. Kvadratai, jo, tai. 45 kvadratai, bet jau gražiai. Bet čia matos antrinė rinka, tai ta kvadrato kaina vėl, jinai aišku gal padidinta, jeigu palygint vėl su vystytojas, tai gali nusipirkti pigiau. Tai žmogus įrengė, kaip sakyt, idėjo širdies, nori uždirbti dabar. Tai va, kas nori nusipirkti dabar, nenori laukti. Tai va, sumokės 4,5. Tai labai viskas yra normalu. Pasaulis tas pat. Ok, tai va čia jau ir gali to bendrų baseiną naudotis ir panašiai. Tai jau sakyčiau, su šeima, su 2 vaikais gali drąsiai už 200 000 atvykti jau Kunigiškėse ir gyventi. Ok, tada žiūrim Šventoji. Čia Šventoji, ar ne? Aha, Šviesos čia Monsiškės. Čia Monsiškės. Tai vietoj Šventosios paimsim Monsiškės. 41 kvadratas, 4600 už kvadratą. Tai 190 000 irgi su baseinuku. Čia matot, gaunasi šita vieta, šitas daiktas, būtent jis yra arti jūros, tai čia vėl tais mastais, jeigu Šventą imti Eliją ten tokia geresnė, brangesnė, tai čia gaunasi jau Monsiškių tas toks centriukas, žinai. Tai čia jau brangiau šiek tiek, šiaip Monsiškių, aišku, ten paeitam toliau, nedaug dėda dar 2 kilometrus, tai tikrai gali per pus kainą, ar ne? Čia skaitai brangiausia Monsiškių. Čia brangesnis, nes kai kalbėjom apie Natyvo, ar ne, kad 6, o čia matom, ar ne, irgi panašių kainų aplinkai iš antrų rankų. Pamatom 3, nežinau, ar čia. Čia Svencelė. Tai va, tai reiškia, Monsiškėse labai ten drastiškai skiriasi kaina, netgi sakyčiau, kadangi dar nėra išsivystę. Tai ten kažkur laukos, žinai, toli, tai ten iš vis, žinai, apie nieką, ir kaina automatiškai. Protinga Šventoji, takim, iki 200 pirkti, toks labiau kotedžą, būtą. Poreikį, tu negali, žinai, sakyti, žinai, čia gal iš savo pozicijų tau gal tik tai būtas, arba tik kotedžas, tik 1 aukštas, čia labai daug visokių. Bet realiai visok opcijų yra tas. Taip, tai žinai, vienam žmogui netinka namas, netinka kotedžas ir atvirkščiai, tai čia už 200 gali Šventoji tikrai. Ok, Svencelė tada einam, vėl nebrangu, 3300 už kvadratą, jau 58 kvadratus gauni, naujos statybos. Skydinis namas, antresolinis, tai toks, sakyčiau, ekonomiškas įrengimas, toks pajūrio. Ir vieta gal bus vis tiek toliau, bus ne 100 metrų nuo Marių, o 200. Bet čia ta specifika su to antro aukštu iš tikrųjų. Jo. Aha. Tai čia tam pačiam projekte, man atrodo, ar ne, šitas? Čia kitas. Kitas, ar ne? Kitas, jo. Čia vieta, truputėlį toliau. Atrodo iš siekingi atstumai Svencelė, ar ne, bet ten jau 5 metrų jau žaidžia. Jau Palangoje 500 metrų turi žaisti. Bet ten, žinai, Svencelė, man atrodo, kaip maža tokia bendruomenė, ten tarsi visus pažįsta. Aš prisimenu, praeitais metais vieną kartą nulėkėm ten, nežinau, kažkas elektra dingo
į kofeiną atėjo atsiskaityti negali, žinai. Tai gerai, sako, tai vėliau ateisi, sako, užnešė ten tos pinigus. Šeimyninis toks reikalas. Buvę, nebuvę. Ir visus jungia turbūt bendra veikla ir iš karto automatiškai žmonės daug daugiau bendrauja, negu šį prasilenkia su kaimynu. Tu ten tikrai pažinos, nes išeini į lauką. Taip. Ir tu ten viens kitam padedi pakelt kaitą. Nu ir žiūrim Neringą, čia Vietrangių gatvė, dabar pasižiūrim, čia man atrodo jau Nida. Čia Nida jau turėtų būti. Nu, bet čia jau Nidos tas jau galas, čia kur ta Purvynės gatvė. Jo, aš va taip irgi žiūrėjau, va tik tų, tarkim, 200, nelabai yra ką pirkti ir va, kaip sakai, ten susibazavę ten tose Nidos gale, ten toj Purvynės gatvė. Purvynės ten yra pigiausia Nida, turbūt. Jinai buvo pigiausia, bet ten dabar labai gražių daug projektėlių atsiradė, plus ten gamtos yra, tai jinai tokia perspektyvi kaip Vaelija šventoji, aš sakyčiau. Nu tai va, jau gali kažką padariau nupirkti, ne 18 kvadratų kambariuką, jau su antresolė, su vienu normaliu miegamojo dvigulė lova. Kitaip sakant, jau su 200 000 jau į Nidą gali įvažiuoti. Įvažiuoti, jau priims. Pradėdai rytis. Su 100 000 į apžiūrą gali ateiti. Tik iškeltą. Neįleis į keltą. Tai va, 33 kvadratus gaunat, 83 čia yra statyba, bet 27 renovuotas, nu, tai sakyčiau visai toksai jau svarstytinas variantas. Nu tai va, tai man atrodo visai neblogai čia prabėgom ir kainas, ir šiaip pirkėjo paveikslus, ir kokios yra perspektyvos Palangoje, tai ačiū Romai tau, kad atvykai. Vienas malonumas. Ja. Tai jeigu jūs irgi turit, nežinau, kažkokių klausimų, galite ten tiesiai Romui rašyti, manau, kad aprašymę paliksim ir jo kontaktą. Ir ačiū, norim padėkoti šiandienos mūsų laidos rėmėjams, tai yra skelbimų portalas Realu, internetinė baldų parduotuvė Baldai 1, tai ačiū jiems, kad prisideda. Ir nežinau, jau kaip šiandien gal pastebėt galėjot, mes jau gurkšnojom iš tokių mūsų gražių, gertuvėlių, tai jau pasidarėm pirmąjį merčą, ilgai užtrukom, bet norėjom kažką įdomesnio pasidaryti. Ir iš tikrųjų norim padovanoti vieną ir mūsų žiūrovams, nu ne vieną gal, bet dabar pirmą konkursėlį tokį norim paleisti. Tai norim jūsų paprašyti, nežinau, ar Instagrame, ar Facebook'e mūsų tiesiog pasidalinti, mus pritaginti, kaip mus žiūrit savo storyse, nežinau, ar nuotraukose, ar panašiai, ar, nežinau, važiuojat automobiliu. Ar per telefoną, ar per namų kino ten sistemą, ar, nežinau, darbek. Jo, tai tiesiog uždėkite tagą mūsų ntbegrimo.lt, ar Instagrame, ar Facebook'e. Mes tikrai gausim tą žinutę ir vieną iš originaliausių, kaip sakyti, įdomiausių tų žiūrėtojų atrinksim. Gal kažkas, nežinau, lėktuve žiūrės 14 km aukštyje. Tai va, tikrai dalyvaukit, smagus, fainas priziukas ir galėsit ofise savo gurkšnoti. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū. Iki kitų kartų. Ir iki kitų. Visą.